Alio. Čia aš. Jau radau Bustamantį ir daug ką įsiaiškinau. Neprašyk, neįtikinsi. Puikiai žinai, kuo atvažiavau į Buenos Aires. O aš žinau, ką reikia daryti. Kam skambinti, jeigu jau žinau, kad jį išvykusi? Sveika. Labą dieną. Atsiprašau, ieškau vienos mergaitės, Lujanos Linares. Gal pažįsti? Pažįstu, bet jį išėjusi. Kaip nepasisekė tai bent. Kodėl, ko ieškojot? Gal tu galėsi man padėti? Man pranešė, kad mano dukrelė ištiko nelaimė. Mano dukters vardas Lola. Gal pažįsti? Ką? Ar ką nors žinai apie mano dukterį? Man atrodo, kad savo vietos nerandi, ne dėl istorijos ar geografijos. Ne. Nusiramink. Jeigu žadėjo ateiti, tai ateis. Nesu toks tikras. Mažuliuk, gerai, kad nesilažinai. Atskrenda tavo balandėlė. Nepadaryk man gėdos. Merginos, einam, ko nors atsigert. Labas. Nepyk, draugės manęs neišleido. Kas atsitiko? Nieko tokio, svarbiausia, kad atėjai. Kas atsitiko? Labai rimta. Negazdink. Kas atsitiko? Supratau, kad labai įsimylėjau vieną merginą. Tikrai? Franai. Franai, kaip gražu. Tikrai? Dar neaišku. O nuo ko priklauso? Nuo tavo atsakymą. Aš įsimylėjau tave. Juokauji? Ne, dar niekada taip rimtai nekalbėjau. Ar nori su manim draugauti? Šį kartą rimtai. Franai, man atrodo, tu apsirikai. Mes draugai. Labai geri draugai. Aš dar niekad neturėjau vaikino draugo, kurio tai pasitikėčiau. Mija, nors tau ir nepatiks, tu man esi ne tik draugė. Tu man labai patinki. Franai, aš... Gerai, Mija, supratau, kad nenori. Daugiau niekad neklausiu. Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katerina Fulop ir Martinas Ifeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonava, Manuelis Felipe Kolombas, Mija Luisana Lopilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištingas amžius. Esi tikra, kad mano duktė nepakliuvo į avariją? Taip. Ar pažįsti mano dukrelę Lolą? Pažįstu. Labai gerai. Nesuprantu, kodėl ji tai padarė. Įklimpau į skolas, kad sumokėčiau už lėktuvo bilietą. Nežinau, kaip reiks grąžinti pinigus. Nesinervink taip. Kaip man nesinervint? Ką man daryt? Ką daryt? Man iškritė labai prastą pokštą, labai prastą. 2 dienas savo vietos nerandu iš nerimo, supranti? Paaiškink, kodėl ji tai padarė. Ji norėjo tave pamatyti. Norėjo mane pamatyti? Tu Lola? Taip. Aš Lola. Mama. Rudi, tu Pilara ateis. Geriau veikim. Patylėk, sakai, tau patinka ekstremalus sportas? Labai. Bet adrenaliną neįdomu? Man irgi, todėl lankau boksą. Tikrai? Tikrai. Tuomet tu irgi boksuojas? Ne, jam nepatinka. Aš bokso specialistas. Matai, kokia akis. Kas atsitiko? Per paskutinės varžybas susikibau su drūtų vyruku. Labai tvirtas ir aukštas jis buvo, ar ne? Taip. Bet manęs kol kas niekas nenugalėjo. Jis tau visą veidą išmalė? Taip, bet jam buvo dar blogiau. Paaiškink, Tomi. Leisgyvis liko. Leisgyvis. Labai norėčiau mokėti boksuotis. Galiu išmokyti. Palik savo telefoną, visko išmokysiu.
Kodėl tu toks tylus? Jis iš prigimties tylenis. Gal dar ko nors užsisakykim? Norit? Rudi, merginoms reikia įžaisti. Nieko tokio, mums pertrauka. Jūsų laikas baigėsi. Ne, čia pilna stadionų. Kaip tik atėjo nauja komanda treniruotė su moterų futbolo treneriu. Jis tikras gražuolis, puikiai tinka merginų komandą treniruoti. Įsivaizduoju. Taip. Rudi, einam į tualetą. Ramiai. Tualetas ten. Puikiai pažaidėm. Atsigerkim? Pavarėm. Atsigerkim. Man vandens. Žinot ką, man labai patiko spirti kamuolį iš visų jėgų. Futbolas, šiurkštus žaidimas, bet labai jaudinantis. Visai ne šiurkštus, na gerai, šiurkštus, bet labai smagus. Labai. Mergaitės, atsigerkim ir reikim į mokyklą. Kodėl? Kur kitos? Laukim jų. Jeigu lauksim kitų, einu į tualetą, nes apsidarysiu. Aš irgi. Atsigerkim vandens ir naisim. Gerai, padavėjau 2 stiklinės vandens. 3. Yra bandelių? Nesinervink, nieko baisaus. Nieko baisaus. Mes mergų tualete. Tau dar mažai? Pats kaltas. Kodėl taip bijai, Pilaros? Niek nesupranti. Jeigu mane pamatys, supras, kad aš jie nepasitikėjau ir niekad netleis. Į tavęs nepamatys. Tuo išeisim ir viskas ateina. Ateina. Slėpkis. Užimta? Jeigu ji greit neišys, apsidirbsi. Ne, Felė, ten vyras, negi negirdėjai? Ką iš čia veikia? Nežinau, gal su mergina užsidarė. Atidarykit. Atidarykit duris. Atidarykit. Ei, čia ne vieta bučiuotis. Atidarykit duris. Vaikinus Sabrina išsivedė susitikti su rėmėjais. Gerai. Ten labai nuobodu. Gerai, kad mes neėjom. Tu kasdien vis kvailesnė. Pasakysi ką nors? Jau net atsakyti nemoki. Kas tau daros? Atstok nuo manęs. Nepyk, kad trukdau, atėjau tau šitą pasakyti. Norėčiau pakviesti arbatos. Nori? Gal Pablas neleidžia? Aišku, leidžia. Bet to man visai nerūpi, ką galvoja tas kvailys. Einam. Kas tau? Nieko, susimašiau. Apie ką? Nori dar sulčių? Ne, Lalai. Tu čia prakaitalėjai, kad užtikrintum savo merginai ateitį, bet jos ateitis ir taip jau užtikrinta. Ką turi galvoj? Felė, tavim dėta būčiau atsargi. Tikriausiai dar negalutinai išsiskyrė su savo buvusiu vaikinu? Jis jai siuntinėjo dovanėlės? O kad būtum matęs, kokie ji buvo laiminga, kai matavosi jos siūstus rubelius. Nežinau, tavim dėta būčiau atsargi. Tikrai. Lalai, atneš sulčių. Man irgi ko nors atsigert. Gerai. Pasakok. Kągi, sužinojau, kur Serhijus. Tikrai? Tikrai. Nenoriu gadinti tavo santykius su Pablu. Jis prašė, kad tau nepadėčiau ir panašiai. Ačiū. Nebijok, man visai nerūpi, ką Pablas sakė. Kur jis dingo? Išvažiavo į sodybą su draugais. Norėjo trumpam nuo Pablo pabėgti. Bet viskas gerai. Jam viskas gerai? Taip, jis nesarga, pamelavo ir tiek. Koks Pablas kvailys, kad patikėjo. Serhijus tyčia norėjo jį paerzinti. Tikriausiai. Jei gali, nepasakok Pablui. Mamos prašiau, kad pasakytų, bet čia paslaptis. Gerai, nieko nesakysiu. Kodėl man pasakei? Girdėjau, sakei, kad tau įdomu, kur jis ir kaip jaučiasi. Ačiū. Nėra už ką. Dabar matai, kad aš už Pablą gudresnis. Maniau, kad tau tai bus geriau. Todėl ir palikau tave. Aš neturėjau nei ko valgyti, nei už ką tau drabužėlių nupirkti.